Jeigu kam bus įdomu, kaip vadinasi šitas kempingas, tai yra Oazė Praha kemping. Kaina susideda, kiek žmonių, turit gyvūnų ar neturit gyvūnų, palapinė, mašina ir taip toliau. Tai pas mus yra 4 žmonės šiuo metu, viena mašina ir vienas šuo. Tai kaina maždaug per dieną yra 62 eurai. Labai daug čia atvažiuoja, mes pastebėjom vokiečių iš Niderlandų, iš Norvegijos taip pat mačiau ir yra kažkiek ir čekų be abejo, bet labai daug yra iš Vokietijos. Mūsų tie kaimynai irgi buvo iš Vokietijos, grįžę iš baseino mes pastebėjom, kad jie išvažiavo. Nežinau, ar jie išvažiavo dėl to įvykio su Pifu, ar šiandien yra pirmadienis ir mačiau, kad daug kas išvažiuoja, tai galbūt pasibaigė jų atostogos. Tai mums yra tik tai į naudą, nes aš neįsivaizdavau, kaip mes tęsim čia toliau dėl šito susidariusios situacijos, bet galų gale labai gerai, kad jie išvažiavo. Aišku, paliko šiukšlių po savęs. Labai įdomiai buvo, kad jo radom labai daug šiukšlių, maišų visokiausių ir taip toliau. Tai vaikai sutvarkė, kad būtų gražiau aplink mūsų palapinę. Atvažiuoja labai daug užsieniečių. Tokie matosi, kad tikrai žmonės, kurie mėgsta kempingus, su kemperiais, su palapinėm, su virtuvėm, nežinau, su visko. Ir pasipuošia čia palapinės, ir su motociklais labai daug atvažiuoja mūsų kaimynai. Iš viso dabar turi ir kemperį, ir dar priekabą, bet aš taip suprantu, kad jie ten turi motociklus ir aš mačiau ne vieną jau tokį, kad su motociklais irgi. Bendrai šitam regione yra labai faini keliai. Ir labai daug važinėja su motociklais ir nuostabus kelias nuo Jelinė Gūra iki Korkanošės to parko. Labai gražus vaizdai tikrai. Važiuosim. Kur? Su vėjeliu. O, jau čia įsibėgėjom mes. Tu vairuoji, nes aš nežiūriu. Tik minsiu pedalus. O, net kepurė nukrito. Argi nesusidurti. Gal varom ten. Bet Kokį ratą? Atrodysiu, kaip žmonės gyvena fainai. Su tokiam didelėm palapinėm atvažiuoja. Noriu parodyti, kaip būna, kai turi gyvūnėlių. Kad tvorelį pastato ir gyvūnėliai niekur. Va, o žiūrėk, dar triušiukai, žiūrėk. Jie čia paleisti, jų labai daug yra. Žmonės gyvena, matote, va, virtuvę turi. Opa, vos ne susidūrimas neįvyko. O būna tokių labai didelių palapinių, tokių kaip namas iš vis. O, čia jau mes. Oi. Varom kaip mano greičiau. Sukam ar... Tu išvadėjai. Davai. Rodysiu, kaip žmonės gyvena. Labai daug kemperių čia. Tikrai arba, pavyzdžiui, kemperis ir šalia pavėsinę pastato. Va, su soliukais žmonės tikrai. Va, su priekaba. Čia va priekaba yra paprasta priekaba, iš kurios pasidaro palapinė. Su tokia kaip priekaba būna. Atvažiuoja labai daug tokių priekabų. Ir čia priekaba, ir čia priekaba. Na, mūsų kaimynai, kur ir su kemperiu, ir dar ir su priekaba. Čia mūsų pavėsinė, kur mes valgom. Fusička Maksimėlė. Dingo kažkur Lelė. Lelė, va, jisai išlindęs. A kur tas Lelė? A kur Lelė buvo? Kur? Miegojo palapinė jisai. Oi, tu mano saugotis. Oi, tu sargyba tu.
Sargyba tų karštą. Pasivaikščiojom su juo, galvoju gal išmaudyti jį. Karšta katiniukui, karšta tikrai. Turi jisai tokį skėtį, dar jisai tokį gėlinį kilimėlį turi, bet kažkas jam nepatinka. Tas kilimėlis atrodo karšta, bet vis tiek jisai ant tos saulės guli, aš jį į pavėsį stumiu, bet jis vis tiek išsidirbė ir šildusi ant tos saulutės. Situacija nesibaigė dar, grįžo jį atgal, nuvažiavo į kliniką, nors įkandimas tikrai buvo nedidelis ir viskas ten būtų gerai. Nuvažiavo jie į kliniką, apsidraudimai, bet jūs, aš irgi galiu suprasti, tikrai. Tik tai grįžę jie priverčia mus padaryti kažkokius tyrimus papildomus šuniui. Tyrimai tai jie bus mokami ir man biškutį ta situacija nelabai patinka, kodėl aš turiu už juos mokėti, nes šioje situacijoje nesu kalta, todėl kad jų vaikas pasitėjo iki mūsų palapinės. Su papugėliu net atvažiavo, įsivaizduoju. Nuėjom mes pas veterinarą, pakalbėjom, žodžiu, kainuos 32 eurus šitie tyrimai. Kaip aš supratau kalbėdama, kad jie yra privalomi, nors ir padaryti visi tyrimai, nors ir skiepai padaryti, buvo daryta gegužės mėnesį, bet vis tiek jie nori padaryti tyrimus dėl pasiutligės. Situacija yra tokia, kad mes turim padaryti šiandien ir dar turim padaryti penktadienį. Mes planavom šitam kempinge apsistoti iki ketvirtadienio, tai teks, dar aš galvoju, ar pasilikti ar nepasilikti dar 1-2 dienas, tai dabar aišku, kad reikės pasilikti, tai nes penktadienį reikės ateiti ir padaryti tyrimą dar kartą. Man tikrai kyla tas vis klausimas labai dažnai, ką daryti bendrai, todėl kad žmonės patys lenda prie to pifo. Šiuo atveju ta virvutė yra 1 metro. Tai buvo pridėta prie pat įėjimo, įgręžtas tas toksai kablys, prie pat įėjimo į palapinę. Šuo įsisėdi prie palapinės. 1 metro atstumo gali tik tai pajudėti. Ir žmonės patys eina. Lygiai tas pats buvo kempinge pirmam. Šuo sėdėjo lygiai taip pat. Ir buvo vaikų, buvo grupė vaikų, buvo stovyklos ten. Ir vaikai patys irgi ėjo. Ir netgi tie prižiūrėtai, tada staiga bėgau pas grupės vadovus ir sakiau, paaiškinkit vaikam, kad nelįstų prie šuns. Šitas šuo yra jam 9 metai. Mes jį paėmėm, kai jam buvo 8 metai. Ir mes jį paėmėm jau, pakankamai pagyvenę. Ir aš jo neperauklėsiu. Be to ir nežinau, ar tai yra normalu. Tai jeigu prie jūsų, įsivaizduokit, jūs sėdit prie savo palapinės ir prie jūsų palapinės metro atstumo, maždaug mažiau negu metro atstumo ateina kažkoks žmogus, pavyzdžiui, ar jums patiktų tai? Man atrodo, niekam nepatiktų. Jeigu prie jūsų daiktų, o ten yra telefonai, ten yra kažkokie daiktai, ten kažkas tai ateina. Ir nežinau, ką šuo turėtų daryti? Aš nesuprantu, žinokit, šitoj situacijoje aš esu pasimetusi, nes aš nežinau, ką uždėti antsnukį, bet kodėl aš jį turiu uždėti? Yra karšta visų pirma, jie tikrai kvėpuoja pro burną, jis nori atsigerti, jis nori pavalgyti. Taip, dabar sugalvojom, kad aš dedu dar praeitam kempinge, kad mes dedam tą skėtį, dedu biškutį toliau, kad, bet vėlgi tas skėtis, kiek jis vis tiek, nepasiekia, neapima visą to perimetro, to 1 metro, kaip jisai gali judėti. Tai nežinau, jisai yra normalus šuo, mano manymu normalus šuo. Ir jeigu kažkas artinasi prie mūsų turto, matyti jis visada, aš žinau, kad jisai suurzgia, jis tikrai urzgia, o po to kanda. Aš bariu pifą kiekvieną kartą, kai taip atsitinka. Bet žmonės patys lenda. Ir netgi aš sakau, nelyskit ir vis tiek lenda. Ir aš nesuprantu, kad šitą situaciją reikia daryti. Kaip dar man apsidrausti, kad jisai nekastų žmonėm? Aš nesuprantu, jisai geras šuo. Jis tikrai geras šuo. Jis guli.
Jis ateina, jisai guli prie tos palapinės, ant saulutės. Nu, aš nežinau, man atrodo, niekam nepatiktų, jeigu jūs gulit, jūs ilsitės prie jūsų, pavyzdžiui, lenda. Arba jūs stresuojat, jūs ant streso, ateina, lenda jums prie ausų, lenda jums visur. Nu, aš nežinau, aš dėja suprantu savo šunį. Ir aš esu jo pusėj. Nes taip negerai, kad įkantų, bet man atrodo, tai yra kažkokia standartinė reakcija šuns. Jisai normalus šuo, kuris saugo savo šeimą, kuris saugo savo turtą. Ir dabar turim šitą situaciją, vakaras sugadintas, mes turim papildomų išlaidų ir, aš nesuprantu. Aš tikrai nesuprantu. Ir iš vienos pusės mes ir nekalti šitoje situacijoje, bet iš kitos pusės. Bet tai, kad mes galim keliauti, mes turim tokią teisę keliauti su šuniu, mes turim teisę būti kempingė, tam kempingė leidžiama būti su šunim. Ir, kaip padaryti taip, kad daugiau tokių situacijų nepasikartotų. Ir aš liūdna, tiesiog liūdna dėl vaiko, liūdna dėl tėvų tikrai be abejo, ir liūdna dėl mano šuns ir dėl mano šeimos, nes mes sėdim, laukiam dabar ir taip toliau. Galėjom leisti laiką kitaip. Kad tėvam reikia prižiūrėti savo vaikus ir ant kiekvieno kampo tai yra parašyta, kad tėvai atsako už vaikus, būdami baseinė, būdami belekur, žaidimo aikštelėje, belekur. Tėvai atsako už savo vaikus, tai jie turi prižiūrėti, turi auklėti. Nėra šviesos, bet papasakosiu, ko viskas pasibaigė. Galų gale jie turėjo patikrinti tą kliniką dėl pasiutligės. Tai paprasčiausiai buvo pasižiūrėję tą knygutę, kad visi skiepai padaryti. Pamatavo temperatūrą jam per užpakaliuką. Patikrino su šviesa jo akis, kaip reaguoja šviesa. Paklausė gal širdį ar kažkas tai tokio. Ir viskas. Ir išrašė tą tokį lapuką, kad jisai neserga tikrai tą pasiutligę. Kaip supratau, tie žmonės irgi nelabai suprato iš to gydytojo, kas ten yra. Todėl, kad jie man aiškino, kad kažkokią bakteriją ant dantų turėtų ten patikrinti. Bet tikrai čia ne ant dantų ta bakterija, o dėl pasiutligės tiesiog veterinaras išduoda tokią pažymą, kad šuo patikrintas, kad skiepai visi padaryti ir kad jisai neserga tą pasiutligę. Taip pat atiduoti tą dokumentą reiškia šitiem žmonėm, o jie atiduoda gydytojai ir tada gydytojas nusprendžia, ar reikia dar po 5 dienų ateiti ir daryti pakartotiną tą patikrinimą. Galbūt ir nereikės. Bet parašiau dabar tiem žmonėm, tai jie man sako, kad turėjo būti šiandien ir rytoj. Sako, sako, čia ne mes, čia taip gydytojas pasakė. Tai kaip suprantu, jie patys nelabai supranta, ką jiems pasakė gydytojas, ką reikia daryti. Ir kažko tai nori dabar nuo manęs. Nežinau, kaip čia viskas bus. Aš nusiųsiu tą dokumentą, bandžiau jiems skambinti, nes reikėjo adreso, tai nekėlė. Rašiau žinutę, tai nieko neparašė. Rašė pagaliau tik tai dabar, po valandos, pusantros. Nusiųsiu tą dokumentą ir sakysiu, kad tegul skambinate veterinarijos kliniką, patys tada su jais kalba, nes matau, kad sunku tikrai su jais susišnekėti. Dėl tų įkandimų, tai pati veterinarė taip labai nusišypsojo ir kai aš paaiškinu, kad tik tai toks vienas, kaip pasakyti, dūrimas nedidelis ant kojos, tai taip nusišypsojo, sakė, visi skiepai padaryti, tai kaip ir nežinau, ar tai buvo būtina važiuoti ir taip toliau, sakė, taip, sako, tiesiog būna taip atsitinka, sako, tiesiog, kad tiesiog reikalauja laiko papildomai ir pinigų, bet sako, tai būna, sako, žinai. Tai va taip ir yra.